Čia mano daug seneliai, broliukas mažas buvo palaidotas. Pusseserės vyras. Visa pagrindinė giminė? Jo, čia labai daug palaidotas. Aha. Ten plytų uždėti. Ai, čia tokie apvažiavai, nu. Nu, o dabar tiesiai. Vėliavas, matai, kaba. Jo. O čia aš dar gyvenau. O geltonas namelis mano. Čia gyvenau, atlangai mano. Ir čia teisė. Čia labai įspūdingas sienas tas reiškia. O Meškata. Mano mokykla, kur mokiausi. 1 klasė. Nu, vat Meškutė. O ten matosi mano namas gyvena. Per longą iškis vėliau. Per longą. Malonu matyti, tai vis neužmirštat. Ne, nu kaip gali, žemaičių užmiršti. Žemaitis įliets, bet tverts. Un šnek maža, bet anu žodis kaip akmuo. Un širdie neš per omžius visus saviškius, į gyvus, į mirusius. Anam žemė į šventą, vo laisvė į būtiną. Uns pasakys nedaug, bet užtat padarys visko. Žemaitis nepardaus, neparsidaus ir nepamirš. Būkit pasveikinti visi garbės svetė, brongi žemaitė ir ne žemaitė, katrei sugužėjot šiandien į didelis iškilmis šventam žemaičių tautos vienybės dainą. Į durbis mūšį paminėjim, galim pasiploti, pasisveikinti, viens su kitu, paveizėkim įakis. Ir pabūtėm šiandien dar tropnės žemaitės. Jeigu ir tam tarp ne žemaitė, jauskitės kaip žemaitė, nes stovot un žemaitėjus žemės. Ir šiandien mes susirinkom prie didžiuosios žemaitų seinas. Tai mūsų atminteis mūrs. Čia netiep sau seina, katras ker. Ta seina mumis jung. Įsukveit visus žemaitus į vieną galingą balsą. Esam, buvom, į būsėm. Didžioji žemaitų eina į mūsų garbę, mūsų stubors, į ženklus, ka žemaitų dvasi į gyvą, į stovką pakmau prieš visus vėjus, į prieš visus laikmečius. Vo šiandien į dar didelę svarbę dainą dėl to, kad tuo didžiojo žemaičių seino mes atidengam paskutinį meninį pluokštį, katrai įskirta valstybės valdymo formą. Mes visi labai jau laukat, kuomet čia pasirodys, kas tuo pluokštė ir pavaizdauta, ir iškilmingą tom pluokštę atidengti aš kveitų Telšių rajono savivaldybės merą, tos plokštės autorių, Vilniaus
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorių, skulptorių, menininką, medalininką Romualdą Inčirauską, į tuos didžiuosius puikiuosius Žemaičių Seinos idėjos autorių, architektą, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorių, Žemaičių kultūros draugijos pirmininką Algirdą Žebrauską. Iškilmingam minutį, iškilmings moments, muzikontą Graikė maršą, o mes beizam nukristą baltą drobulėlį nuo puikios plokštės. Ale stipriai pritvirtinta. Laikytom tom paskutinį Žemaičių Seinos galą, aš noriu pakviesti gerbiamą Telšių Šventą Antaną Paduvėtį katedros kleboną Vygintą Gudeliūną pašventinti tom plokštį. Kaip prisimenat visi, mėsliui visas tos plokštį pašventintas, kada nors Tropne laikytom ir rodytom visiems, kokiai Žemaitei Tropne. Labą dieną visiems. Aš jums išversiu ne žemaičiams, ką jums pasakė žemaitiškai, gerai. Pas būdams ne žemaitis. Juokauju, brangieji, iš tiesų esame ypatingam įvykyje, kuriame iš tiesų yra mūsų istorija, mūsų praeitis, o žmogaus ateitis niekad nėra įmanoma be praeities. Ir manau, turime didžiuotis savo protėviais, ar ne, čia gyvenusiais žmonėmis, kurie daug įdėjo indėlio, kad mes turėtume tai, ką šiandien turime, nes savo istoriją su ypatingais žygdarbiais, nuveiktais darbais, galiausiai mūsų tautos ir valstybės išlikimu. Dėkingumas žmogaus dvasinės kultūros išraiškai ir atminimo apie gautąjį gėrį yra atspindys. Visi jaučiame skolingi Dievui ir mūsų praeities kartoms, davusiems mums būti, sveikatą ir gabumus. Mes skolingi savo tėvams, mokytojams ir auklėtojams ir visiems mūsų protėviams, įvairiais gyvenimo momentais, žodžiu ir pavyzdžiu, ugdžiusiems mūsų asmenybę, mokiusiems tiesos, meilės, vieningumo, pasiaukojimo tarp visų brolių ir seserų. Tad šių minčių išsakytų dėka laiminu ir šventinu šitą atminimo lentą, kad ji primintų mūsų praeities žmonių žygdarbius, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dėkojam gerbiamam klebonui. O dabar sveikinimų žodį tarti noriu pakviesti Telšių rajono savivaldybės merą Tomą Katkų. Prašau. Labą dieną, mėly žemaičiai. Ir ne žemaičiai, kad prie jas atvykę. Bet juk fainantos žemaitėjai žemse, nestovė. Ypač tokį svarbį dėjom. Ir šiandien mes savo atidingėm paskutinį plokštį mūsų didžiojo Žemaičių Seino. Visą Žemaičių Seiną mūsų tai yra
ne tik meno kūrinys, bet uns pasako apie mūsų žemaičių kovas, apie pergalis. Ir nuo pat pirmos plokštės, katro pažymėts, yra žemaitėjais paminėjams pirmusius šaltinius, ir vis istorija pasako iki pat šių dienų, o paskutinė plokštė, kaip minėjai, an jau yra šiek tiek kitokia. An yra ne mūšiau, ne datą pažymėti, bet būtent pažymėti mūsų valstybę. Pažymėti mūsų valstybės valdymo formą. Ir tai, kad valstybė ir gavus laisvę, mes esame žinom visi atsakingi kartu. Mes visi kartu ir kiekvienas iš mūsų, kuram mūsų valstybė. Tai šiandien išbaigėm mūsų žemaičių seiną, bet žemaičių istorija nesibaigia. Anon kiekvienas iš mūsų, kuram, kiekvienas iš mūsų nuo paleiktam savo pėdsaką. Tai už to, kad be galo įdomų ir gražų meno kūrinį šiandien mums padovanoju, dėkoju profesoriau Romaldo Inčirausko. Nu, o dabar, kaip jau atidengėm paskutiniai meninį plokštį, aš mėsliu pats laiks prisiminti tus visus iškilius mūsų menininkus, katrų darbą puikoja to didžiojo žemaičių seino. Taip pat norim padėkavoti ir įteikti tas tokis simbolinis plokštis. Žinokit, čia su didelė gėlė mintim padarė mūsų skintas grožio salons. Čia ne šiaip sau tos gėlis kardelė, čia ir tvirts žemaitišks kards, katro viršūnį simbolizaun šarvus, apviniuoti šarvas, o apatio į gėlėlis. Tos gėlėlis simbolizaun mešką. Į tos visas simbolis to pokštė ir sudėts mūsų darbis mūšiaus. Paplokiam puikia floristė. Mes jų Birutlė Kavičiuko nusipelnė yra mūsų visą komandą. Nu, o dabar norim pakviesti profesorių Petrą Gintalą, skulptorių, medalininką, menininką ir anam padėkavoti už ano darbus esantis to žemaičių seino. Kvietam gerbiamą profesorių Petrą Gintalą. Taip pat tuo seino puikaujas į Telšių dailės akademiją, į Telšių fakultetą docentą Mindaugą Šimkevičiaus darbs. Kvietam docentą Mindaugą Šimkevičių. Irgi netvyka, matyt, didelę svarbį reikalams užspaudyti tokį svarbį dėjiną. Taip pat dideliausia dėkavojam tos visos idėjas autoriau, profesoriau, architektau, Žemaičių kultūros draugijos pirmininko Algirdo Žebrausko. Dėkavojam nuognė. Nudavė į žmogų matau, jau mačiau, pažįstu ir tikrai žinau, ką uns yra. Fundatorius Stanislavas Jogmens. Pačios pirmosios ten plokštis už meškelis. Dėkavojam visi menininkam, dėkavojam gerbiamam merų. Nu, o dabar žodį noriu suteikti Lietuvos Respublikos Seimo narę Agnę Jakavičiūtę Miliauskienę. Prašom. Labą dieną, brangi Žemaitė, labą dieną į tai, kad tiesiog šiandien atvažiavot į Žemaitėj pasisvečiauti. Iš tikrųjų, pirmiausia, noriu nulenkti galvą gerbiamiems profesoriams. Tai gerbiamam Romaldo, tai gerbiamam Algirdo Žebrausko už ton, ko mes šiandien turėm ir ko galim būti unikalus. Iš tikrųjų, tai ir didžiulis mūsų miestą, mūsų Žemaitėj, sostinės simbolis Taseina, prie katros kožną dieną, kada tik be pravažiautum, reikėjo jas būrė žmonių.
Šiandien dar labai norės padėkavoti žmogų, kad aš čia kažkur užkulsius reguliau neįsmą, nes tas minėjams prasidėjo nuveina žmogaus, nugerbiama Andriaus Daciaus. Pavlot Andriau. Aš labai puikiai prisimenu, da buvo visai kita man plua, kada čia rinkdavos tik saujelį žmonių ir išaugome tokį gražų būrį, kad suvok, ko mums reiškia ta daina, ko mums reiškia žemaičių vienybės daina. Iš tikrųjų, brungėja labai simboliška, mes visai prieš kelis dainas žemaičių parlamentinių grupių Seime turėjom tokį susibėgėjimą, katram dalyvavo gerbiams Juzaps Pabrėža, katram dalyvavo gerbiams Algirdas Žebrauskas ir mes sprendėm labai svarbius reikalus mums, žemaičiams į Žemaitiją. Lietuvė, nepagalvokit nieko blogo, nenorim nei atsiskirti, nei kažkokių ypatingų privilegijų turėti. Tiesiog, kaip Algirdas pasakė, jeigu ne šis Seimas, tai nežinau, kas be gal padaryti. Tai mes bandysim, įdėsim visas pastangas, kad per šią kadenciją Žemaitijai būtum įteisins kaip istorinis regions, kad mūsų žemaičių kalba ne tarmė, kaip kažkas band deklaruoti, o kalba būtum įteisinta, nugoltom visus teisės aktus, kad tai ir kalba, ir kad tai šia tikra pataptom nuteisėtą sostinį, o ne šiaip kažkokios šnektos. Tai tokiai 3 tikslai, 3 darbą, noriu tą kartėlį jumis visus pasveikinti su tą puikią šventę. Stiprybė yra mūsų visų vienybė. Kol būsim vieningi, tol būsim stiprus. Su šventi jumis. Dėkavojam gerbiamą Seimo narę už puikius troknius žodžius, o iš dar puikesnius pažadus lauksim nekantraudam tos kadencijais pabaigos, ne? Susirinksim mes dar čia košnas metas vis daugiau, pažiūrėsim, kuomet jau bus tai įstatymą užtvirtinti. O dabar žodį noriu suteikti gerbiamam tos meninis plokštis autoriau, profesoriau Romaldo Vinčerausko. Prašom. Pirmiausia, su švente visus. Labai džiaugiuosi, labai malonu matyti tiek daug žmonių susirinkusi, pasicekavit, ką čia aš esu paslėpęs buvau po tą sieną. Ir svarbiausia, tai norėčiau priminti, kad vis tik tai viso šito reikalo kaltininkas didžiausias yra architektas, nacionalinės premijos laureatas Algirdas Žebrauskas, kuris sugalvojo šitą sieną. Aišku, jinai truputį mažesnė negu Vilniaus siena, bet vis tiek turi reikšmę Žemaitijos istoriją. Ačiū labai už pasitikėjimą. Atsiprašau, gal kam pasirodys, kad aš jau per daug tos sienos okupavau, bet čia jau ne mano kaltė, Telšių kultūros taryba tuos dalykus sprendžia. Ačiū labai visiems. Dideliausia dėkavojam už truopnius žodžius, palyginot su kinas. Ir mes tokiai nesam, kaip kina da dėdėlį tautą, šmėslį, kaip būsim tokį platį tautą, užimsim tokį procentą žemės, turėsim teik žmonių milijonų, ten milijardų, ta mūsų Seimų prasidės, aš šmėslį, ten jau laukis gatvėj, ton posi. O dabar, tus visus mūsų sveikinimus kalbas, aš kvietą panikauti gerbiam profesorių, idėjais kaltininką. Išdaugit paslėpt, ko ant dar sugalvosi, gerbiam Algirdą Žebrauską. Ką Žemaitė, kad aš mažas būdams ir man norėdavau ko nors dirbti, man amžinatelis tėvuk sakydavo, ką ėmi, veizikį nuėmi. Kad nuėtumi, iš tikrųjų reikia ėti. Ir kada 2006 metas, jeigu kas atsimena, tas eina, buvau pradėjęs paviškėl birėti nuo viršaus, buvau atsipalaidavę akmenys, reikėjo spręsti klausimą, ko daryti su tas eina. Tada gėjom mintis tokį, kad kodėl tas eina negal būti svarbesnė už kiniečius eina. O ką man gal būti svarbesnė? Svarbesnė gal būti to, kad žemaičių tautos nepaprasta svarbios Lietuvos, reiškia, istorijais kuriamo. Tautos, kuri ir tebėra, kuri tebešnek žemaitišką, kuri tebe
atsimint savo garbingą istoriją, kuri, reiškia, iš tikrųjų kovo dėl savo tapatybės. Antebija, ir gyva. Bet jeigu paveizėtume į viešoji gyvenimą, mes matom, kada nors nebija istorijos vadovėlius. Mes anom girdam tik ten, kur ir lopas, kaip sakant, prijungama tą istorijai. Sužinom netgi, kad Saulės mūšį ir Dorbis mūšį pasirodo laimėjo Lietuvė, nors anu nevein kareiviai čia nebuvo, tuos mūšius. Tai žodžiu, norėjos kažkaip to judėjimui užmaršti žemaitėjais, pakeisti. O pakeisti galim tik taip, kad mes priekešama ir aiškiai pradedam rodyti, kad mes turim nepaprastą unikalią istoriją, garbingą istoriją, istoriją, kurie galim didžiautis, kurie yra nemenkesnė, nei Škotijos, nei Velsa. Ir mes anom turim parodyti. Ir parodyti mes galim būtent tokiu būdu. Ir ta idėja kėlė, kad reiškia pamėginti tausėjimą prakalbinti būtent meno ženklas, liečiamas meno ženklas, pasakojantis svarbiausius žemaitėjais istorijos faktus. Ir žmonės, kurie atvažiavo aplankyti Telšių, kurie galbūt net nežino, kas ta žemaitėjai, ta prasme, giliai prasme. Galbūt daugiau girdi tik tai iš televizijos, kad kažkas kažko supliešė, kažkas kažko apgavo. Žemaitėjai kartas įpateikiam tokiam keistam šou, reiškia, ūkį tokiam. Tai norėjos, kai į tų žemę žiūrėtumėm garbingą, pagarbę, nes ant į to vertą. Ir jeigu pradėtumėm žiūrėti, kad nuo 2006 metų idėjas, kada pradėjai rutuliautis, kada pradėti projektą daryti, 2008 metas mes atidarom fantastišką dalyką. Žemaitėjais legendą skulptūrą. Amžinatilsį Roms Kvins Telšieškis sukūrė skulptūrą, kuri pildo norus. Mylėję, naudokitės. Nedaug kur pasaulyje į tokių vietų, kur gerus norus pildo. O patvirtinėms yra, pavyzdžiui, Grybauskaitė, mūsų prezidentė. Du sykius įbuvus Telšius. Du sykius lieti to, reiškia, meškos nosį ir abudu sykius prieš rinkimus. Ir mes žinom, ko man galvoja ir ko man norėjo. Jeigu pasižiūrėt, mes matom tausėjiną einant iki pačia ir aš labai trumpo pasakysiu, kodėl atsirado tas einas su 20 nepriklausomybės aktų signatarų, Telšius. O pasirodo, kad iš tikrųjų Telšė arba Telšieškis Stanislovo Narutavičiaus vaidmuo tam politiniam apsisprendimui mūsų, kad tai turėtų būti respublika, yra ženkli ir aiškiai. Ir kaip, nežinau, lėkėm Berkštą, prieš porą 3 savaičių, mani pasėjo vienas raštas, pirmą kartą atspausdins laikraštį 33 metas, žinia apie to, kad Narutavičiaus biblioteko dvare nuo tebesaugoms nepriklausomybės aktą jaudraštis. Nepriklausomybės aktą jaudraštis. Įsivaizduoji? Tai jeigu pasižiūrėtumėm į to gražią, reiškia, kompoziciją 20 vyrokų, jūs matot 4 vyrokus su auksinė šlipsas. Čia Roms, reiškia, kaip ons mėgsta, reiškia, pajaukoti, reiškia, su jumoru pateik labai rimtus dalykus. Tai 4 su auksinė šlipsas yra tie žmonės, kurie nulėmė, kad šiandien mes gyvenam ne kažkokio monarchijų. Kad nepasėdavė tai 4 žmonės dideliam spaudimui smetonininkų, kurie norėjo Lietuvos valstybės, reiškia, santvarką matyti kaip monarchiją. Ani nesuteka dėl paprastų priežasčių, dėl 2 priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad monarchija nebeturėjo savo tęstinumą jau kelis šimtus metų. Ir anom atkorti, tai būtų buvęs anachronizmus to laiką, reiškia, erdvėje. Ir antrus, reiškia, dalyks yra, nepaprastas svarbus yra, kad būtent respublikas, reiškia, respublikas dėmuo yra ko gera šiuolaikinis ir pats svarbiausias dalyks, reiškia, atsikuriant valstybę, kaip matėm, būtent Europos politiniam kontekste. Tai būtent sausio 26 dieną 4 vyra su auksinė šlipsas paleikt tarybą išėjant
ir taryba grės griūtis, nepriimti jokį sprendimą, protestuodami prieš spaudėjimą tiesiog Lietuvą padaryti monarchiją. Ir kada taryba jau grės griūtis, tada yra sugalvojom, ko daryti. Reik vis tiek šnekėti su tas, reiškia, vyras keturias. Ir mes matom, kad būtent sausio pabaigoje ir vasario pradžioje vis tiek ieškoms kompromisus. Ir kompromisus yra būtent Stanislovo Narutavičiaus ranka parašyta juodraštį. Perskaityms, analizavėjams, diskutavėjams, perrašyms ir pasirašyms. Taip, kad kadangi Stanislavas Jurgėnis Telšius, tai labai konkrečia ta plokštė atsidūrė būtent didžiojoje Žemaičių Seinuje. Tai visi žinosite, aš atsiprašau, ne daug dėmesio, bet vis tik žinosite, dėl ko ant čia atsirado, reiškia, to pasienio. Tai žodžiu, mes matom, kad sutarėjams, kuris buvo šiuo atveju pasieks labai sunkiai, atvedė to, kad mes esam būtent respublika. Būtent galim laisvą, nepriklausomą nuo kažkokių paveldimų monarchų, galim spręsti savo gyvenimą, tvarkyti savo politinį gyvenimą, savo buitinį gyvenimą ir gyventi, reiškia, to gyvenimą, kurį mes šiandien ir gyvenam. Tai sutarėjams nepaprastas svarbus. Ne veltui Undordas mūšio paminklą teko užrašyti. Narsa gimda nugalėtojus, sutarėjams nenugalimusius. Tai sutarkiam ir būsim nenugalimi. Dėkojam gerbiamam profesoriui už tokią išsamią informaciją. Nu, o dabar jau mūsų prižbengdami mūsų paminėjimą, noriu suteikti žodį Žemaitė iš Plungės Irena. Ant sukūrė eilėraštį skirtą Durbę. Juk šiandien ir minam 765 metus Durbės mūšį. Oho, kiek daug. Kiek ilgą mes esam tokiai truopų. Prašom, Irena. Gerą dieną, gerbami Žemaitė, Sosieda iš Plungės, sociediškas Plungės, atvežiau jums linkėjimus, dvigubus. Aišku, su Žemaitiu tautos vienybės dainą visus sveikinu, bet tokį nuostabį turėti unikalią seiną, tikra, aš kaip užkeitėjusi Žemaitį plungėškį visus siuntų paveizėti Telšium, kokie jie neįgražiai, kokie tvarkingi ir kaip čia daug ir ko pasiveizėti. Ir labai džiaugus, kad meškelis, tas šniobelėlis ir žiaurė nutrins. Reiškia, tas ir didelė geras dalyks pataikyta teisė į 10-oką. Minavoti Žemaitų tautos vienybės dainą reik ne šiaip savo, reik pajausti. Reik pirmiau žinoti, kas patys esam, juk mes esam Žemaitė. Žemė, pagirdyta protėvių kraujo ir šventa. Stovėti tuo žemėje, didliausi mums garbė. Čia kovės Žemaitų ir Koršių riktingas gentys, už laisvę, už teisę gyventi savojo žemėje. Lai saulė palaimins, perkūns lai pašventins, lai ožaus į širdis pridės dar tvirtybės, brolė ir sesis. Tik mes atsakingi už protėvių dvasią ir tautų vienybę. Dėk rankom širdiais, ajauti plakėjimą. Iš motina žemės per kūną į dangų kilst per sąmonės gali žmogaus šiandienas, kilst amžinos pometės maktinga bonga. Priėmės laikyk, napalesk tuos galybės ir dosne dalink sutiktims pakeleiviams.
Čia, švento žemėje, lai tikėjams užgimst, kabruoliškas tautas tor ete išvein. Dėkavojam susėdė ir Rena Nutlungis. Nu, o dabar tos iškilmės jau tokiu pasibengi, įkveitam visus pakelti kalnioką. Ten jau mesliui 14 dieną tor būti tai motociklą, visokiai čia baikerė tor suvažiauti. Pasistiprinkite, medžiotoje mumis pavaišins kažkokiom patrovom. O 15 dieną susitinkam ten kalnioką, priša Žemaitis dramos teatrą. Pasistiprinkit, žinokit, nes mūsų lauks rekordas siekiems. Sieksime rekordą šokdami Gransverą. Pripildykit pelvus, nes juk Truopnų Žemaitis niek negali dirbti toščių pelvų. Kapgorg, kveitam visus pašvensti šiandien, pasivakščiuoti, pašnekėti vienam su kitu, pavalgyti, atsigerti kažko nors gaivaus. Ir kaip sušoksam Gransverą, 17 dieną renkamės į amfiteatrą, kur bus pats puikiausias perkusininkų koncertas. Gražios dainos, saulėtas dainos, ir susitinkam šokti. Pavadinimo tai irgi, kaip sakant, čia irgi sena tradicija, visi raštai, naudingo pamokų ir seniausiai kalbą. Jeigu mes norim Žemaitę. Čia aš gyvenau per tos langus. Žiūrėjau kažkada. O ten ežeras. Ežerėlis. Per langą matydavau šitą kalną, bažnyčią. Buvau tada gal 8-9 metų. Mes suprasėm ir galėsim aiškiai susiskaičiauti, kiek mūsų čia susirinka šokti. Kas netorit poros, žinok, nepergyvenkit, atrasėm. Visi privalgėm, kaip sakiau, pasistiprinom, neužmirškite, da, kokį vandens kibirą pasistatyti šalia, kad galėtumėm atsigerti. Ir dabar mėsliui, kad pats laiks stoti į eilį arba kaip nors beilies, tam, kad galėtumėm gauti ton numerį. O da, kol nešokam, galit, kas jau torit numerius, pasislėpti nuo tos saulės.
Nenaujauti, čia jau neatsisveikinėms. Meškas, kaip mes jomis vadinam, susijungi veina krūvą, sujungi savo visas geriausias emocijas, savo talentus, savo visą puikiausią meninį programą šiandien dovanu jums. Puikaus vakarą. Ačiū Jums labai, ačiū. Sveiki, mylėjai. Šiandien mums nepaprasta garbė būti Jūsų scenai nuostabiai. Ir mes jau buvom čia prieš 10 metų galbūt. Ir aš supratau, kodėl pakvietė mus šiandien koncertuoti, todėl mes turim iškilmės Durbės mūšio šventę.
O kodėl supratau? Todėl, kad reikia būgnų. O būgnai yra kas? Yra ir karas, ir taika. Taip, jie kartais naudingi kariam, bet dažniausiai skalbia apie taiką. Taip, ir pradėsime šiandien koncertą pavadinimu Interzonas. Kodėl Interzonas? Todėl, kad koncerte skambės įvairių šalių, įvairių kontinentų muzika. Ir pirmą numerį, pirmą kompoziciją mes pradėsim serbų kompozitorius, pasaulinio lygio perkusininkų, mano gero bičiulio Nebojša Jovan Živkovič, kuris parašė kūrinį Trio per uno, arba ką reiškia lietuvių kalba, 3 ant 1. 3 muzikantai stovės aplink didelį būgną. Taigi paklausykime. Trio per uno.
Taigi, Guntas Freiberis Latvija, Sigitas Gailis, mano vardas Padas Giunta. Ir taigi, kadangi aš sakiau, kad bus daug perkusinės muzikas, skambės daug būgnų, sekate kompozicija bus labai praktiškai pasaulinis hitas, chrestomatinis kūrinys, kurie groja viso pasaulio perkusininkai.
Ar galima nusifilmuoti? Ai, ne, vieną žiemą. Jau gerai išpildyti, gerai. Ponai, žinai ką? Atsistuk, aš tave vieną. O Benas važiuos su Arminija. Šypsenėlės, šypsenėlės. Ir idėjų, sakyti, kodėl tau skambus? Ir bažnyčia gerai matosi. Jo, va, o tiksliai.